to this computer. Gerai, pagaliau. Tai ką, pirmiausiai aš prisistatysiu, tos, kurios mane pažįsta ir tos, kurios manęs nepažįsta, tos, kurios mane pažįsta iš kito kampo, tai supras, kodėl aš dabar kalbu apie pinigus ir ką aš čia žinau apie pinigus. Tai dėl to, kad aš finansuose esu jau beveik 20 metų ir Ir dabar neseniai nusprendžiau, kad turiu ką pasakyti ir galiu pamokinti kitus asmeninių finansų. Todėl vat, ir pradėjau tai. O mano kelias finansuose prasidėjo visai nesąmoningai dėl to, kad aš siekiau statuso, dabar kai suprantu, tuomet nesupratau. Turėjau tokį role modelį tetą, kuri atrodė labai svarbi giminiai ir ji buvo finansistė ir kažkaip pasiekiau nesąmoningai jos pėdom. Po to tik supratau, kad jinai man labai imponavo. Ir mano santykis su pinigais labai keitėsi metams bėgant, nes santykiuose ilgą laiką negalėjau kalbėti visiškai apie pinigus su savo vyru. Įdomu, vat, ar jūs galit laisvai kalbėti su savo antrom pusėm apie pinigus, nes man tai buvo iššūkis ir tai atėjo iš šeimos ir daug kitų dalykų. Tai pirmiausia, reikėjo savo mindsetą pakeisti ir yra buvę gyvenime visokių ir ups ir downs ir buvo momentas, kai visiškai pinigų nebuvo ir buvo labai turtingas laikas, tai visokiausių buvo duobių ir pakilimų gyvenime. Ir kažkur prieš 9 metus atsirado žmonės gyvenime mano, kurie išmokino mane ar tiesiog nurodė kelią, kaip investuoti. Parodė savo pavyzdžių, kaip įdarbinti pinigus. Tai vat nuo to prasidėjo mano pačios investavimas. Ir šiandienos šitoj paskaitoj kaip tik ir prieisim prie investavimo ir prie įvairių skirtingų produktų, į ką investuoti. Tai pirmiausia, vis daugiau finansų valdo moterys. Vis daugiau moterų valdo finansus. Ir tai vyksta dėl to, kad dažniau vyksta skyrybos, moteris lieka su vaikais ar lieka su namais, per paveldus vis daugiau turto gauna moteris ir karjeroje daugiau siekia ir daro verslus moteris. Todėl jos turi daugiau pinigų, uždirba daugiau ir jos valdo daugiau turto ir moteris daug geriau valdo turtą. O kodėl moteris valdo geriau turtą? Todėl, kad jos yra nuoseklios, ramios ir atsargios. Tai dėl to jos valdo geriau. Ir kai prieinam prie to, kad mes įdarbinam pinigus, investuojam, ten būtent reikia tų savybių, kurios moteris turi. Ir jeigu kas nors norėtumėt pasidalinti, Vita, ar jūsų šeimoje, ar tavo šeimoje moteris valdo finansus? Aš sakyčiau, 50 gal 50, nežinau, bet šiaip, kad šnekėt, kai sakot, su vyru negalėjot, mes tai kažkaip tai kalbame apie tai, bet kas valdo, tai aš nepasakyčiau, atrodo, abu dirbam, uždirbam ir turim bendrą sąskaitą, iš kurios byla eina ir nepasakyčiau, kad taip kažkuris tai vienas labiau.
Bet ar pastebit, kad iš vis moterys vis daugiau turto valdo iš vis šiais laikais? Šiais laikais tai jo, matosi, jaučiasi tai, bet tai yra džiugu. Manau, kad visas tas pokytis vyksta ir vyksta į gerą. Taip, taip, taip. Ne vien tik tais priklausomi Mhm. nuo vyrų ar nuo jų sprendimo, ar nuo jų noro, kad vis labiau ir labiau savarankiškos ir nepriklausomos. Būtent, būtent. Man irgi labai džiugu, kad mes moteris vis daugiau valdom turto. Ačiū. Um, tai pirmiausiai pakalbėsim apie santykių su pinigais, kuris yra pamatas. Tai mūsų įsitikinimai apie pinigus ir tie įsitikinimai formuoja kiekvieną mūsų finansinį sprendimą. Tai mūsų išmokti elgesio modeliai, kai kurie žmonės bijo leisti pinigus, kai kurie išleidžia viską, ką uždirba, nieko nelieka gale mėnesio, tai, kai sako, nu, paycheck to paycheck gyvena, arba viską kontroliuoja, kiekvieną centą irgi negali nurimti, tai duoda stresą didelį. O kiti visiškai vengia žiūrėti finansus. Ir iš tikrųjų labai daug žmonių sutinku, ir kalbam čia apie moterų, kurios vengia žiūrėti į finansus, į savo banko sąskaitą ir kiek jos uždirba, kur išleidžia, gal kiek uždirba, tai norėtų žiūrėti, bet kiek išleidžia, kur išleidžia, nenori žiūrėti. Tai irgi čia tokia įdomus dalykas. Man visą laiką norisi žiūrėti savo finansus, aš vis tikrinu, žiūriu, bet čia ne dėl kontrolės, man tiesiog malonu žiūrėti ir žiūrėti, kaip mano pinigai uždirba pinigus. Tai aišku, kai jie uždirba pinigus. Čia pati svarbiausia tema yra, kas dirba sunkiau, ar tu, ar tavo pinigai. Tai va. Tai kaip susiformuoja šitas santykis su pinigais, tai dažniausiai mes atsinešam iš vaikystės visokias programas, matom, kaip tėvai gyvena, ką tėvai apie pinigus kalba, seneliai ir draugai, visi artimi žmonės, ne, kaip elgesi su pinigais. Mes daug metų praleidžiam tame, kol patys pradedam užsidirbti ir tada turim savo veikimo strategijas. Ir mes visi skirtingai elgiamės su pinigais, absoliučiai. Tai, bet visa tai ateina iš mūsų vaikystės. Ir aišku, pirmiausia, tai mums reikia tą padaryti pokytį, atpažinti tas programas, įsitikinimus ir daryti pokytį, nes tai yra visiškai pamatas santykis su pinigais ir vėliau tik tai įsigyti žinių ir padaryti drąsius sprendimus, kad investuoti ar pasirinkti teisingus produktus į ką ir taip toliau. Tai bet pradžia tai yra santykis su pinigais, išmoktos programos, kurios mus lydi visą gyvenimą. Tai irgi, kas norėtų gal pasidalinti, ką, ar pastebit, ką išmokot iš tėvų ir kaip elgiatės dabar, ar galite atpažinti, pagalbinti Vita vėl tave. Tiek to. Gerai, tada einam prie temos, kaip uždirbami pinigai. Tai uždirb... Vita? Ne, atsakau, kažkur tai gal man nutrūko, pradėjau šnekėti, žiūriu, kad pati su savim šnekuosi. Tai grįžtam prie tėvų, prie išmoktų programų. Tai man sunku atpažinti, kurios programos atrodo, kad tėvai visą laiką dirbo sunkiai, turėjo tikslą, tarkim, namo statymą ir tokių visą laiką būdavo, kad reikia taupyti, aišku, buvo sakoma, arba kažko, tarkim, aš labai norėjau ir aš ne visą laiką gaudavau, vien dėl to, kad atrodo, tėvų buvo tikslas namo statyba.
Tai, bet aš, nu, kad aš būčiau tokia didelė taupuolė, tai aš nepasakyčiau, kad man įrašė tai. Mhm, mhm. Bet yra, matyt, vis tiek kažkokie ten išmokti, nu, vat, kaip mes pradedam elgtis su pinigais, kaip uždirbam pirmus pinigus. Tai tikriausiai vis tiek žiūrim, kaip tėvai elgesi, arba kai kažkas kitas, nu, vis kažkokį modelį vis tiek turim jau, Mhm. ane, kai pradedam savo saugusių gyvenimą, kai uždirbam pinigus. Tai reikėtų irgi pasižiūrėti. Jeigu nėra jokios problemos, tai nereikia jos ir ieškoti. Bet tikrai, vat, jeigu yra tie elgesio modeliai, kad ar bijau leisti, ar kontroliuoju, ar išleidžiu viską, ką uždirbu, tai irgi galima būtų rasti kažkokių programų ir patirinėti. Tai ačiū tau, kad pasidalinai. Dabar, kaip uždirbami pinigai? Tai mes žinom, paprasta būti darbuotoju, dirbti įmonėj, bet tuo pačiu mes keičiam laiką į pinigus, turim stabilumą, bet neturim jokios kontrolės pinigams. Tada kitas būdas uždirbti būti amatininku, individualios įmonės savininku ar self-employed angliškai. Na, tai tada daugiau turim kontrolės, bet dirbam, skiriam tam savo laiką ir gaunam pinigus. Tai vėlgi, pinigai čia mums, mūsų pinigai čia neįdarbinti. Čia mes kiek dirbam, tiek gaunam, ne? Tai irgi čia nėra pats geriausias variantas, jeigu siekiam būti turtingi, ne? Verslo savininkai, jie sukuria sistemą, kuri jiems dirba. Ir ta sistema gali būti bet kokia, gali būti labai protinga arba labai neprotinga, bet, sakykime, jeigu jie turi patarėjus, gali sukurti labai gerą sistemą, tai irgi geras būdas būti verslo savininku. Ir pats geriausias būdas tai yra būti investuotoju, kai pinigai dirba mums. Tai va, tai kurioj kategorijoje esi tu, Vita? Darbuotojas nuo 9 iki 5. Bet tikrai norėčiau labai išmokti, ką reiškia investuoti ir visus basic bent jau pradžioj, kad galėčiau kažką kitką veikti arba tiesiog iš pradžių, kaip sako, pasižaidimui. Jo, nuo kažko pradėti. Nuo kažko reikia pradėti, taip, ir niekada nevėlu pradėti. Ir aišku, pradėti kuo geriau anksčiau, bet jeigu vaikų yra, tai vaikus mokinti kuo anksčiau, nes jie tada gali, jeigu jie turi 30 metų, sakykime, jeigu pradeda investuoti, kai jiems yra 20, tarp 20-30, tai jie gali labai būti turtingi ir mažai dirbti ir nereikės tada darbas lygų pinigai, darbas lygų laikas lygų pinigai, tokios formulės taikyti. Nes tada būtų idealu. Tai va, tai pinigai turi dirbti mums, jie turi sunkiai dirbti, o mes neturėtume sunkiai dirbti. Tai čia va taip turėtų būti. Jeigu turit vaikų, tai kuo anksčiau mokinkit juos investuoti. Tai va. Prieinam prie biudžeto ir grynosios vertės. Ar žinot, kas yra grynoji vertė ir biudžetas, tokias savokas? Biudžetas turbūt spėsiu, kiek pinigų gali skirti arba kiek įeina pinigų. Iš kur ateina pinigai, iš kur išeina, va tas va, būtent toksai susižiūrėjimas ir biudžetavimas, tai pirmiausia žiūrėti, aišku, savo pajamas visas, kas įeina, ir tada žiūrėti pirmiausiai visus bilus, sąskaitos, kurių negali nemokėti, jeigu nemokėsi, ateis piktas dėdė, tuos susiskaičiuoti, tada žiūrėti, ką į saugomąją akauntą, į savings, ką į investavimą ir kas lieka, ką galima išleisti. Tai taip turėtų biudžetavimas vykti, toks eiliškumas.
Tai va, o grynoji vertė, tai viskas, ką turim, minus viskas, ką esam skolingi. Tai skolingi, tai mūsų kreditinės, gal Lietuvoje nėra populiaru, ne? Anglijoje gan populiaru ir Amerikoje, Lietuvoje kreditinės nėra tokios populiarios, bet banko paskolos, būsto paskolos ir taip toliau. Tai va, tai viską, ką turim, minus viskas, ką skolingi. Ir va, turtingi žmonės seka ne pajamas, jie seka savo grynąją vertę. Tai va, išsiskaičiuoti savo grynąją vertę irgi derėtų ir žinoti, ar ji didėja, ar ji mažėja. Tai yra svarbu. Kaip turtingi žmonės iš vis gyvena, tai labai įdomu iš tikrųjų, nes jie turi labai daug skolų. Patys turtingiausi žmonės turi daug turto, bet jie turi labai daug skolų. Jie skolinasi, kad padengtų savo išlaidas, bet jie iš turto gauna pajamas. Čia gali būti visiškai visai kita tema, bet aišku, čia reikia turėti jau turto, kad taip tokiu modeliu gyventi. Bet va taip jie gyvena. Jie gyvena iš paskolos, o jiems turtas neša pinigus. Ir neša, ta prasme, jie gauna dividendus ir taip toliau. Tai va taip jie gyvena. Visai ne taip, kaip mums atrodo. Mes einam į darbą, mokam mokesčius valstybei, sunkiai dirbam ir bijom labai paskolų ir kreditinių, o jie gyvena vien iš paskolų. Toks įdomus gyvenimo modelis. Taip, dabar, kapitalas ir investavimas. Ką kaupia turtingieji, kaip jų pinigai auga. Tai yra tokie produktai, nežinau kaip lietuviškai iš tikrųjų, būdai, variantai, kur įdėti pinigus, kaip laikyti pinigus. Tai yra grynieji pinigai. Tai grynieji pinigai taip pat ir saugomi banko sąskaitoje pinigai, nebūtinai grynieji po pagalvę. Tai yra akcijos, kurias irgi tikriausiai girdėjot. Tada yra obligacijos, ETF fondai, nekilnojamas turtas, kriptovaliuta ir verslai. Ar yra kokie nors nežinomi iš šitų? Bent jau man tai visi yra girdėti, bet konkrečiai, jeigu reiktų atsakyti, kas yra obligacijos ir kas čia dar buvo, kaip akcijos, gal šiek tiek žinoma, bet obligacijos girdėtas, bet nežinočiau, ką tai jisai daro. Akcijos tai perkam dalį kompanijos, ne? Kažkokia dalis tos akcijos gali būti labai daug bendrakcininkų, ne? Bet vis tiek mes jau galim jaustis kaip turėdami kompanijos dalį. Jeigu turim bent vieną akciją tos kompanijos, kuri gali būti labai didelė turtinga kompanija, kur viena akcija kainuoja 1000 ar daugiau ir tu gali jau būti bendrasavininkas tos kompanijos su viena akcija, ne? Tai ta kompanijos dalis ir galima dalyvauti sprendimuose irgi, kai turim akcijas. Obligacijos tai vyriausybės, ten vertybiniai popieriai, tai paskolą tu duodi valstybei ir ji tau duoda grąžą kažkokią. Bet dažniausiai grąža yra labai maža. Obligacijos tai yra labai labai saugus būdas laikyti pinigus, bet su grąža, kas irgi yra gerai, bet grąža yra labai maža. Tai labai mažai rizikos ir labai maža grąža. Gal tikriausiai esat girdėję, kad nerizikuosi, negersi šampano, tai va čia panašiai. Nenori rizikuoti, tai ir grąžos bus mažai. O verslai, aišku, kriptovaliuta irgi, aišku, nekilnojamas turtas. ETF fondai tai yra toks kaip
bendras, kaip čia jie sako, bucket, kur daug akcijų, daug įmonių. Tu tada tampi, jeigu investuoji į vieną ETF fondą, tai tu gali tapti bendrasavininkas 500 ar 50 ar 500 kompanijų vienu metu. Ir tada rizikos mažiau, bet jų irgi labai daug tų yra ETF fondų ir aš iš tikrųjų investuoju pati ir į atskiras akcijas pradėjau kažkada nežinodama į atskiras akcijas investuoti, į obligacijas, nes tai saugu. Ir po to tik tai pradėjau suprasti, kas yra ETF fondai ir iš tikrųjų ETF fondai irgi gerai. Ir kriptovaliuta irgi nėra blogai. Gal viena atskira valiuta, kriptovaliuta ne neinvestuočiau į vieną atskirą kriptovaliutą, bet irgi yra tie fondai. Kaip ETF fondai, tai kriptovaliutų fondai, bet kriptovaliutos labai šokinėja aukštyn žemyn, čia labai daug rizikos, bet gali labai daug ir laimėti. Tai va. Tai ar atsakiau? Tai bet turbūt populiariausias yra šiai dienai EFT arba nekilnojamas turtas arba kriptovaliutos, ar ne? Ir obligacijas, labai daug žmonių į obligacijas deda pinigus. Aš Anglijoje irgi esu įdėjusi, bet mano vyras, pavyzdžiui, jisai nenori rizikuoti, tai jis viską deda į obligacijas. Jis labai bijo rizikuoti. O Lina, kaip obligacijos angliškai būtų, nes toks obligacijos, man lietuviškas žodis ne visiškai nepažįstamas. O kaip jos? O, jie tau iškrito dabar. Gal atpažinčiau tada? Kaip dabar? Nesvarbu. Pamiršau tikrai. Tik dariausi. Nieko tokio, kėsimysit parašysit. Ne, galiu aš tuoj rasti. Nes iš tikrųjų, jo, daug labai žmonių bijo rizikuoti. Tai jo, aha, index funds. Aš angliškai šiaip daugiausia viską. Bonds, bonds. Aš ir galvoju, gal aš nusišneku. Taip, bonds. Girdėtas jau šitas tada variantas. Bonds, jo. Dėkui. Ir kuris variantas atrodo tau saugiausias, Vita? Kadangi nesusidūrus su dauguma, tik tai su nekilnojimu turtu, bet manau, kad kiekvienam yra pliusai, minusai ir savos taisyklės. Šiaip grynieji pinigai, tie, kurie galvoja, kad saugiai laiko juos banke ir dar gal ten bankas kažką moka, kokį tai procentą tenais, 0,02 procento už tuos grynuosius pinigus. Tai tikriausiai gerai žinot, kad infliacija kiekvienais metais sumažina tų pinigų galią. Ir kiekvienais metais tai jau įrodyta, kad tai yra 3 procentai. Tai jeigu dar bankas mums kažką ten duoda, sakykime, tai 2,5 procentus mūsų pinigai nuvertėja kiekvienais metais. Tai laikymas pinigų šiaip savings sąskaitoj, tai mažina jų vertę. Ir pats blogiausias būdas. Aišku, turėti pinigus tokius, kurių gali prireikti bet kada, taip, reikia turėti. Nebūtinai savings account'e galima ir kokios obligacijose turėti, nes juos galima bet kada išsiimti, bet tokioj vietoj turėti, kad galima bet kada juos išsiimti, jeigu reikia, tai kažkokią dalį pinigų taip, bet laikyti daug pinigų savings account'e tai yra labai neprotinga.
Bet manau, šiai dienai tai grinų pinigų, kad tai bankė laikytų jau turbūt tokių labai, labai retas arba vyresnė karta, ar ne? Ta prasme, kad grinųjų pinigų ne banke. Kad bankė laikyti, kad tiesiog vat neinvestuojant, ar tiesiog, kad Ai, padėti sėdi jie ten. aha, labai tikrai ne tik vyresni žmonės, labai daug žmonių, nes jie nežino, ką daryti. Tie, kurie nežino, ką daryti, tie laiko tiesiog savings account'e. Nes čia reikia žinių, kad investuoti į visus kitus tos produktus, tai tikrai reikia žinių. Tai jie tiesiog laiko ir galvoja, ką toliau daryti. Arba atrodo žmonėms, kad tai yra saugiausias būdas, jeigu jie negalvoja apie infliaciją. Nes, nu taip, saugu atrodo bankė, nebent kažkas bankui nutiktų, bet kai galvoji apie infliaciją ir kas vyksta su tavo pinigais, ką tu prieš 5 metus galėjai už tą pačią sumą nusipirkti ir ką dabar gali nusipirkti, tai labai skiriasi. Ne? Maisto kainos ir kuras ir viskas labai labai pasikeitė per 5 metus. O jeigu kalbam apie daugiau, apie 10, 20, 30 metų, tai va. Dabar taip, investavimo pagrindai. Investavimas padeda jūsų turtui aukti daugiau negu taupimas, apie ką tik ir kalbėjau. Ir tada reikia suprasti riziką ir grąžą. Nes rizikos faktorius visada yra ir visose platformose, kur investuoji, jie visą laiką tai pabrėžia, kad jokio patarimą duoda, bet investuoti nepataria. Iš vis žmogus turi priimti savo sprendimą, nes niekas nežino, kaip gali būti. Tai Bet skirtingi produktai turi skirtingą riziką ir, kaip sakiau, obligacijos turi labai mažą riziką. Tada reikia žiūrėti į žmogaus pačio amžių. Jeigu 20-metis investuoja, jis gali rizikingiau investuoti. Jeigu žmogus jau 50-60 metų, tikriausiai pasirinks mažiau rizikingą variantą. Tai visokių yra labai labai daug produktų ir tų pačių ETF fondų, kur irgi ten labai skirtingi rizikos faktoriai. Tai yra tie fondai, kurie moka dividendus, kurie nemoka dividendų, labai daug skirtingų tų produktų yra ir irgi reikia juos suprasti ir diversifikuoti savo pinigus, neįdėti į vieną katilą, o išskirstyti, bet tas išskirstimas irgi turi būti apgalvotas, protingas ir tam reikia žinių. Ir ką vat moteris būtent daro, jos turi tą tokią ramią išlaikytą būseną, kur netikrina, patarėjai visi sako, ką aš ir pati darau, kad tu investuoji automatiškai, kai pasirenki teisingus produktus, tu investuoji automatiškai ir vėl reinvesting, kaip čia perinvestuoji, ką gauni dividendus, automatiškai vėl investuoji, kad tau nereikėtų kuo dažniau ten eiti ir žiūrėti į tą savo portfolio ar kas ten vyksta, nes vieną dieną gali pamatyti, kad nukrito ir išsigąsti ir viską parduoti. Ir vyrai taip daro dažnai, o moteris labiau išlaikytos, labiau tokios ramesnės ir užtat jos yra daug geresnės investuotojos. Aš kaip minėjau, mano vyras, jis negali rizikuoti, nes jis žiūri pradėjo mokintis, kaip investuoti į akcijas, ten į ETF-us. Ir žiūri, kiekvieną dieną ar 10 kartų į dieną jisai lenda į tą programėlę, žiūri, kaip ten kas krenta ar auga ir jam jis negali jį
tiesiog išmuša iš vėžių, bet dėl to moteris daug geresnės investuotojos. Reikia palikti, daryti, aišku, karts nuo karto peržiūrėti ir perdėlioti pinigus, irgi čia reikia žinių šiek tiek. Tai va, bet ne kiekvieną dieną, nes tai sukelia didelį stresą. Tai va. Ir ką jau galite dabar padaryti, tai peržiūrėti savo dabartinį santykį su pinigais, peržiūrėti savo įsitikinimus, elgesį, kaip jūs elgiatės su pinigais, ne, kaip ar per daug išleidžiat, ar gal per mažai uždirbat. Čia irgi gali būti viena iš problemų, kur reikėtų didinti pajamas. Ir jeigu sąskaitos, darant biudžetą, pamatot, kad didžioji dalis tų sąskaitų, paskolų yra labai didelė ir nelieka laisvų pinigų išsaugot ar investuot, ir dar visos kitos išlaidos, kaip buitiniai dalykai, maistas ir taip toliau, tai aišku, reikia tada žiūrėti į pajamas. Tai va, tai reikia sukurti arba atnaujinti savo asmeninį biudžetą ir aišku, mokytis, tyrinėti investavimo platformas. Yra investavimo platformos, kuriuose gali turėti tokią netikrą sąskaitą ir bandyti investuoti su netikrais pinigais. Bent jau matyt, kas kaip vyksta, bet aišku, reikia giliau mokytis, ten daugiau mokytis, kad matyti tas grafas, kaip keičiasi, kaip tos akcijos auga ar mažėja, kaip matyti jų finansinius rodiklius ir taip toliau, bet vis tiek į kokius produktus investuoti, mokytis atskirai. Bet kai kurios platformos irgi turi savo, dabar kai AI yra įdiegtas daug kur, tai jos irgi turi AI ir gali daug ten patarimų irgi duoti pagal teisingus klausimus. Tai reikia užklausas teisingas AI užduoti, bet tai irgi tam reikia žinių. Tai vėl, čia reikia nemažai žinių. Iš tikrųjų, čia yra viskas labai paprasta, tik reikia turėti žinių. Yra ir knygų gerų, man iš vis, ką jie sakė, labai patinka. Ir aš daug domiuosi, jis turi ten irgi platformą, Rich Dad, Poor Dad, turtingas tėtis ir neturtingas tėtis, tikriausiai nežinau kaip lietuviškai, vargšas tėtis, tai jisai ten mokina irgi investuoti. Yra visokių programėlių, bendruomenių ir galima turėti asmeninį patarėją ir taip toliau. Tikrai yra informaciją galima pasiekti. Tai va. Ir ką aš noriu pasiūlyti, čia bus įrašas šitos sesijos, tai matysit daugiau kas nors. Tai noriu pasiūlyti 8 savaičių praktinę programą mažoj grupiai. Mažoj grupiai visiškai praktinę, kur pirmiausia žiūrėsim į ribojančius įsitikinimus apie pinigus, pasąmonę, porą tokių paskaitų, susitikimų, tiksliau ten ne paskaitos bus, tai tikrai praktinis darbas. Finansinius tikslus žiūrėsim, kur norit būti po kiek metų. Čia labai svarbu. Biudžetą sudarinėsim ir asmeninį finansinį planą. Ir tada žiūrėsim, aišku, kokia jūsų vizija finansinė asmeniškai, kam 10 metų, kam 30 metų. Visai kiti produktai bus, kitos strategijos pagal tai, kiek metų jūs turit tą finansinę viziją.
ir investavimo pagrindus, tai visą platformas, kuriuose galite investuoti produktus, kaip suprasti riziką, kokie produktai rizikingi, kaip kas. Ir galim pabandyti pirmas investavimas tose platformose. Tai va. Tai mano pasiūlymas toks Liepą rugpjūtį, kas neatostogaus labai stipriai. Tai pasiūlymas 179 svarai. O rugsėjai spalį irgi darysiu tokią grupę, truputį brangiau. Tai va, jeigu kas nors norit, rašykit man asmeniškai ir susitarsim dėl dienų, dėl laikų. Aš galvoju vidury savaitės, priklausomai nuo to, kiek žmonių bus iš Lietuvos ar iš Anglijos, ir žiūrėsim pagal laiką. Ir aišku, jeigu bus iš vis norinčių neatostogauti, o išmokti investuoti. Tai čia viena būtų savaitėj kartą susitikimas. Taip, taip, taip. Ir kažkokie tai ar namų darbai, ar kažkokie praktiniai irgi, ar tiesiog daugiau teorijos. Ne, čia bus tik tai praktika, kad susidėliot savo biudžetą, savo finansinį planą, žiūrėti, koks produktas kam tinka, visiems labai skirtingai bus. O čia vos ne grinai, vos ne to, kad asmeniškai, bet grinai, palei toks kiekvieną. Kaip mastermind, tokia vasaros stovykla mastermind, kur tikrai viskas labai praktiškai, aš esu labai didelė praktikė, man labai sunku skaityti kažkokią paskaitą, nes aš noriu viską jau praktiškai daryti, rodyti, skaičiuoti, biudžetus žiūrėti ir taip toliau. Tai aš noriu, kad viskas būtų labai labai praktiškai. Ar tas kursas bus tinkamas tokiems, kurie nedraugauja su skaičiais, kurie nieko bendro, tarkim, gyvenime su skaičiais neturi, apart, žinai, kiek įeina ir nežinai, kiek išeina, bet aš tai asmeniškai sakau, atrodo, aš irgi bijau į savo sąskaitą žiūrėti, nes žinau, kad ten daugiau galbūt išeina negu įeina, bet kartu, sakau, atrodo, ir skaičiai, ir visi tie dalykai mane net tokia baimė, atrodo, turiu ir ar tas kursas tiktų tokiems, kurie nedraugauja su skaičiais. Tai va dėl to, Vita, pirmiausia ir sakau, kad reikia tą santykį su pinigais pirmiausia patvarkyti, tą baimę žiūrėti pirmus tavo, kodėl tau baisu žiūrėti į sąskaitą. Tai nuo to pradėsim, dėl to aš ir pradedu porą, bent jau pirmos 2-3 paskaitos, o gal net 4. Ne, 4 gal nereikės, bet su tom pasąmoniniam programom, su visom baimėm, dėl to žmonės ir neinvestuoja, dėl to, kad bijo, tai baimė sukausto, jeigu baimė sukausto netgi žiūrėti į sąskaitą, tai baimė bus ir investuoti, nes ten yra rizika. Tai padirbėtume pirmiausia su baimėm. Irgi visiems skirtingai, visi turės skirtingų savo programų, jas atpažinti, ir galvoju, kam reikės netgi ir hipnoterapijos sesiją padarysiu atskirai, dėl to, kad, kokio lygio bus tos problemos, čia priklauso. Tai va. Aišku, kad nereikia jokio finansinio raštingumo, nes tik tai žinių, po truputį keliausim praktiškai ir tie, bus toks tęstinumas, nebus, kad ateisit į paskaitą, į tą praktinę paskaitą, kažką padarysim ir viskas. Ne, tai bus tęstinumas. Grįši namo ir toliau žiūrėsi į savo sąskaitą, skaičiuosi, žiūrėsi savo biudžetą, dirbsi su savo baime ir eisim tolyn iki investavimo ir galų gale atliksim jau investavimo veiksmus gale.
Nu, būtų smagu, iš tikrųjų, atrodo, klausantis jau toksai, atrodo, vidinis toks varikliukas kuriasi, kaip būtų faina, tai žinoti ir išmokti, iš tikrųjų. Tai amen. Tai va, tu pagalvokit ir Mhm. parašykit man socialiniai medijoje, ten aš telefoną įrašiau, bet mano telefonas ispaniškas, tai susirasit socialiniai medijoje. Mhm. Parašykit ir aš tada pradėsiu tą grupę burti ir tada galvosim, kokia diena visoms labiausiai tinka laikas ir tada žiūrėsim. Nes aš ir pati esu excited, nes aš tą darau, man tas ir įdomu, ir aš toliau domiuosi, ir aš labai labai noriu moteris išmokyt, kaip įdarbinti pinigus. Tai va, Super. kad pinigai dirbtų sunkiau negu mes. Būtų labai gerai. Tai va. Nežinau, yra dar kokių klausimų? A, Nes atrodo, tos programos, kur mes, sakot, pasiėmė iš šeimos, tai jas galėsim atkoduoti kažkokiu tai būdu? Ar... Nu taip, pirmiausia, jas atpažint. Su pasąmoniniam programom dažniausiai aš dirbu, jeigu asmeniškai dirbu, Mhm. tai hipnoterapijos pagalba. Bet yra Mhm. daug visokių įrankių. Pirmiausia, jas atpažinti. Aišku, mes ten e, galim ir grupinę padaryti hipnoterapijos sesiją. Man įdomu bus, kokio gylio bus tos problemos, bet tikrai daug yra įrankių, kaip su jam dirbti. Ir kiekvienos dienos darbas. Vėlgi grįžus žiūrėt, stebėt save, sąmoningumas. Bet kol net pažįsti, tol negali su to pradėti dirbti. Kai atpažįsti, tada jau yra su kuo dirbti. Įdomiai. Tai va, ačiū labai, kas prisijungėt. Aš tada šitą įrašą